Tai apsisprendėm, ką veiksim rytoj. Važiuosim į Krokovą. Pasiėmėm 2 nakvynės Krokovai. Planuojam aplankyti Veličkos druskos kasyklas ir Aušvico koncentracijos stovyklą. Labanakt. Labanakt. Tai labas rytas. Paskutinis mūsų rytas Zakopaniai. Eisim pusryčiaut ir važiuosime Krokovą šiandien. Leidžiamės jau laiptukais. Paskutinį kartą. Tai jau pradedam kelionę į Veličką. Tai pakeitėm planus, važiuosim dabar į Aušvico stovyklą. Nes tik 1:30 yra Veličkoje bilietai. Tai nukelsim Veličką vėliau. Per 50 metrų matosi, kas veiksavo. Visiems labai gerai. Esam kažkokiam miestelį, visai gražiam. Sustojom kalnų miestelį, Jordanov. Šalia pamatėm gražią architektūrą, tai nusprendėm sustoti šiek tiek pasižvalgyti. Aha. Pasivaikščiojom po miestelį ir dabar tęsiam kelionę į Aušvicą jau. Sustojom, jos ar kokie. Už kelionę. Sakalai. Buvo kamštis, tai ilgai stovėjom. Bet pagaliau pajudėjom. Tokį 15 minučių turbūt visiškai nejudėjo eismas. Jo, visiškai. Buvo stop, bet judam. Yes, pravarėm. Sustojom padešuginį suvartoti. Kapuosim. Skanaus. Pasistatė mašiną prie Aušvico, bandysim dabar įeiti vidų. Tai gavom vis dėlto bilietus į Aušvicą, tik tais reikės palaukti maždaug 2 valandas, kol leis. Bus turas su gidu. Anglų kalba. Ja, anglų kalba. Šiokių tokių nuotykių dar turėjom, kol laukiam įėjimo, atšaukė mūsų viešbutį Krokovui, kadangi buvom blogas datas pasirinkę ir neatvykom vakar. Tai dabar ieškojom naujo viešbučio.
Tai susiradom pačioj Veličkoj, kur rytoj planavom į druskos kasyklas nuvažiuoti. Tai būsim tam pačiam miestelį, apsistosim naktį, o po to žiūrėsim, kur toliau vyksim. Jo, o rytoj ryte eisime tą druskų kasyklas. Užsisakėm irgi jau bilietus. Taip, jau turim irgi bilietus. 9:30. Rytoj, šiandien matė, rytoj pirmą pusę vakaro jau žinom, kur būsim. O po to neaišku. Dar įdomus momentas, kad davė prisikliuoti geltonus lipdukus, kad įleistų į vidų. Kaip tikrai koncentracijos stovykloje, tik kad numeriukų nėra. Atbuvom pirmą turo dalį, dabar važiuosim į Aušvico Birkenau 2 stovyklą. Atvažiavom. Kaip nuotaka Ieva koncentracijos stovyklai, einant link dujų kameros. Čia dujų kameros liekanos, kas liko, susprogdino vokiečiai atsitraukiant iš stovyklos. Biškai kaip siaubo filme, atėjom į baraką, kur gyveno žydai. Tai baigęs ekskursija, važiuosim su autobusu iki mašinos ir tada ieškosim, kur pavalgyti. Ir link viešbučio. Jo. Valgysim turbūt Osvencine, kažkokią vietą susirasim, o nakvosim, kaip minėjom, Veličką, tai dar reikės pavažiuoti 1,5 valandos. Jau pradeda ten. Jau mašinai. Mūsų vakarienė. Tai jau išvažiuojam iš miesto link Veličkos, pavalgėm ką tik, apsiprekinom ir keliaujam į viešbutį. Tai kaip Ieva, kelionė naktį. Graži kelionė. Ramybėlė? Ramybėlė. Wow.
nuvažiuota 1114 km ir 100 metrų. Iš kurių per šiandien 204 nuvažiavom, bet važiavom virš 4 valandų. Toks va teismas kalnuose. Tai va, turim gana didelį kambarį. Pamojuokite. Turim šaldytuvą. Ir netgi normalią vonią. Pirmą karčią kelionį. Tai atvykom į galutinį šiandienos kelionės tikslą, Veličką. Rytoj ryte eisim į druskos kasyklas, o šiandien pavakarosim, pasilsėsim. Dabar yra apie 8 valandos vakaro. Niekur turbūt nebeisim. Jo. Prisėjom šiandien daug, reikia pailsėti. Jo, nuėjom virš 11 000 žingsnių, nors atrodė nieko neveikėm, bet prisivaikščiojom koncentracijos stovyklai. Labanakt. Labas rytas. Einu pusryčiauti. Tai jau papusryčiavom, neužilgo eisim į Veličkos druskos kasyklas. Jo, eisim pieškom. Kokia 10 minučių, ne? Čia apie kilometrus yra nuo viešbučio. Išėjom. Jau prie pat įėjimo. Čia va jau matosi kasykla. Salt looks very much like marble. Yeah, we are used to white salt. The concept of white salt, I want you to miners. In 18th century, the chamber was excavated. Then carpenters left all these blocks here to protect it. Ceiling, walls, floor, this is all salt. How can we know, for example, that floor is made? Now that means this is a humid place. And the place is here because of the sea that used to be here. That's a scientific explanation. Shaft, and, surprisingly, threw her engagement ring into it. When she arrived to her new country, she requested the miners to look for salt. Manager's office. That means they earned a lot because salt in the past was very valuable. This is a presentation for children. Columns, floor, walls, that's salt. We have salt also in the chandelier. Very transparent, best quality. This is Nusileidom į bažnyčią po žemę, esam, kaip minėjom, 90 metrų gylį, labai įspūdingai.
Tai šitoje bažnyčioje galima vestuvės turėti, yra pilnai veikianti bažnyčia, kiekvieną sekmadienį būna mišios čia, organizuoja koncertus, pakankamai įspūdingai. Leidžiamės giliau, jau esam 110 metrų gilį. Tai baigėsi turas, esam galutinis gilis 130 metrų po žemę, tai judam link lifto, kilsim vėl. Jau žemės paviršiai. Kilom labai klaustrofobiškų liftų. Kokiam vienam kvadratiniam metre 9 turbūt buvom. Ir su vibracija tokia Gerų greičių apie minutę kėlė 135 metrus. Laukiam maistą. Kaip manai, Ieva, privalgysim? Aha, manau, bus sumat. Tai daug privalgiam, dabar einam biškį prajudinti kojas. Jo, labai mėgelį suėmė po tiek maisto. Dar keli faktai, kur nepaminėjom apie kasyklas. Tai mes šiandien per ekskursiją pamatėm tik tais maždaug 1% visų kasyklų. Maždaug tik tokia dalis yra pritaikyta turistams. Visų kasyklų ilgis yra apie 270 km, o mes tik 3 km praėjom. Paliksim viešbutį. Tai šiandien yra spalio 27 diena ir laukia yra 24 laipsniai šilumos Krokuvai. Mes kalbam. Mūsų kambarėlis Krokuvoje. Tai ką, mes jau Krokuvai? Kokios nuotaikos, Ieva? Geros nuotaikos, jaukus kambariukas. Pailsėsim ir eisim pasivaikščioti. Taip. Ką veikiam? Į miestą varom. Tai kaip Krokuvos keliai. Kamštingi. Tai va, atvarėme parkingą, judėsim link centro. Taip.
Tai Ieva, kaip tau Krokuvos centras? Gražus senamiestis, graži architektūra, bet tokio, kad wow, Yeah. gražu vaikšto. Po Vienos tai atrodo viskas labai panašiai. Buvom čia dabar į bažnyčią įėję, tai labai primena Kauno Katedrą. Kažko nebenustebina. Vaikšto gražuolis. Ten žmonės valgo tam balione. Turbūt nesimato per kamerą. Tai kaip tau Ieva Vavelio pilis? Šitam name už mūsų gyveno popiežius Paulius II nuo 51 iki 67 metų. Dar daugėja žmonių atrodo. Labas vakaras, taip, tai esam vėl prekybos centre, kur pasistatėm mašiną, pavalgėm vakarienę tradiciškai KFC ir dabar eisim truputį po parduotuvės pasivaikščioti. Jo, kiek dar norėsime? Kiek dar turėsim jėgų ir tada važiuosim viešbutį ilsėtis prieš šitą kelionę. Šiandien esam nuvažiavę 1138 km ir 400 metrų. Iš kurių šiandien tik 24 km nuvažiavom. Tai jau grįžom į viešbutį. Tai apibendrinant dieną visai buvo įdomu tos druskos kasyklos. Taip pat pamatėm Krokuvos senamiestį. Jau pasivaikščiom. O dabar rytoj laukia kelionė į Lodzę. Pasiėmėm ten 2 nakvynės. Labanakt. Labanakt. Labas rytas visiems. Labas rytas. Tai šį kartą pusryčiavėm kambaryje, nepasiėmėm pusryčių viešbutį. Tai turim pasidarę kavos, sausainių, šokoladą. Pavalgysim ir laukia kelionė į Lodzę. Tai šiandienos kelionę pradeda. Nu tai dabar važiuojam pirmą kartą mokamais keliais abu.
pasisintę programėlę esam, tai ten nuskaita numerius. Ir leido. Visą rytą bandėm įsiaiškinti, kaip čia reikės važiuoti, tai pavyko. Viskas sėkmingai. Tai va, varom dabar. Kaip mokamas kelias? Puikus. Pietus mūsų bus. Mūsų pietų bus ankstyvi. Priešpiečiai gal taip reikėtų vadinti. Tai kur mes esam? Tai atvykom į Katovicus pakeliui. Vieną didžiausių Europoje metropolių. Apie 5 milijonai gyventojų. Nors mieste pačiam 300 tūkstančių. Kaip Kaune. Savaip. Tai va, visko yra, dangoraižių yra, tunelių yra. Tai atvažiavome šalia kitą miestelį. Kurzova. Toks irgi visai nemažas Industrinis miestukas. labai matas. Pravažiavom linksmusius kalnelius. O dar vienas. Labai įdomus kelias, juokingas. Daug drobynų. Net sunku paaiškinti. Kamštis pralekia greitoji. Tai va, taip operatyviai į vietą palikta greitai važiuoti. Tai pravažiavom jau avariją, jau kamščio nebeliko. Vėl skrendam link Lodzės. Jo, o buvo susidūrusi lengvoji su fūra. Tai ten ir gaisrininkai, ir greitoji. Sandėlys Olando, iš kur mūsų rubeliai atvyksta. Atvažiavom į Lodzę. Jau viešbutį esam, kilom liftu. Laukiam pamatyti kambario. Jo, kambariukas mūsų. Tai jau atvykom į Lodzę, esam viešbutį. Kaip įprasta, truputį pailsėsim ir važiuosim kažkur pasižvalgyti į centrą. Jo, šokoladą pavalgysim. Ja. Pasidarėm kavos ir biškį pavalgysim. Pastiprinsim prieš kelionę. Tai kaip pirmi įspūdžiai iš Lodzės jau? Nu, įdomiai, Šiauliuose jaučiuosi. Jo, miestas 700 tūkstančių, bet atrodo tai kaip Šiauliai. Ieškosim vietos, kur pavalgyti vakarienę. Tai jau šiandien esame iš viso nuvažiavę 1422 km ir 300 metrų. Iš kurių šiandien 284 km. Tai esam grįžę iš miesto, bet buvom tik prekybos centre pavalgyti vakarienę ar po parduotuvės pavaikščiot.
kažkaip nusprendėm, kad rytoj pavaikščiosim po miestą, bus dienos šviesoj, daugiau dienos šiandien jau ir pavargę nuo kelionės, tai ateisim pailsėti. Taip. Tai tiek ir tada labanaktis. Labas rytas visiems. Labas rytas. Tai einam pusryčiauti vėl savo maistą. Šįkart pasitarėm su muštiniu. O dabar publika. Važiuojam. Važiuojam į centrą. Pasiparkuosim tam pačiam prekybcentre mašiną, ten 3 valandas nemokamai. Ir vaikščiosim po tą pagrindinę gatvę, gal nusuksim kažkur vienu žodžiu. Šiandien bandysim susipažinti su Lodze. Labai intensyvus eismas Lodze. Važiuojam traukinio bėgiais. Ilgiausia Europoje parduotuvių gatvė, 2,3 km. Koks gražuolis. Tai kaip jau įspūdžiai vaikščiant pagrindinę Lodzės gatvę? Šiaip gražu. Graži gatvė, bet tų parduotuvių nėra, kad labai daug iš tikrųjų. Tik į kelias dar buvom nuėję. Panašu, kad Lodzė yra garsi savo kino industrija. Mes matėm ir Žvaigždžių alėją. Ir daug su filmais susijusių suvenyrų ir pastatų. Mašinas baisoklis. Prieš Helovyną pasipuošusios. Tai tradiciškai papietavom greito maisto. Dabar einam toliau pasivaikščioti po parduotuves ir dar eisim į miestą. Čia yra buvęs fabriko pastatas, toks galingas atrodo, labai didelis. Jo, labai daug visokių pastatų, tai iš tikrųjų įspūdingai atrodo ir čia pasivaikščioti. Už paskutinę dienelę. Okay, 3:30. Man tikrai labai gera daro.
Tai jau grįžom iš miesto, pasivaikščiom, visai įdomu buvo. Grįžtant sustojom dar parduotuviai paskutinį kartą, nes rytoj parduotuvės Lenkijoje nedirbs. Tai biškį apsipirkom, nusipirkom kem 8 litrus pieno, dar kelias smulkmenas pigesnės ir... Šiaip daiktelių ten kelias, maikė, ten kojinių ir grįžom jau. Ilsėsimės, rytoj jau keliausime į Lietuvą. Tai šiandien esame jau nuvažiavę 1431 km ir 600 metrų. Iš kurių šiandien 9 km nuvažiavom. Labanakt. Labas rytas, paskutinį kartą iš Lenkijos. Labas rytas. Tai šiandien laukia 6 valandų kelionė. Jo, tikriausiai bus dar sustojimais, tai gausis ilgiau. Reikės pavalgyti, šiaip sustot, pailsėti nuo vairavimo. Taip, tai va dabar pusryčiaujam ir keliausim. Tai jau išvažiavome iš viešbučio, pradedam kelionę. Varysim kavos. Už kelionės pabaigą. Kaip nuotaikas? Geras nuotaikas. Jau atvažiavom į Varšuvą, jau matosi bažnyčių bokštai. Tai tikimės, kad pavyks greit pravažiuoti Varšuvą, nes reiksim jokiuose kamščiuose ir judėsim link Lietuvos. Sveiki atvykę į Varšavą. Sustojom lenkiškam mope 5 minutėm, pratampyti kaulus, pasivaikščioti šiek tiek. Tai iki Kauno liko apie 300 km. Kitas sustojimas turbūt bus pietus. Atvažiavom į Lomžą. Bomžai Lomžai. Na, link Suvalkų judam jau. Taip.
maistas čia. Pietukos mūsų. Bulvyčių tortas. Mūsų. Tai ką darai? Tai sustojom paskutiniai degaliniai Lenkijai užsipilti kuro, pilną baką. Tiek jau Kauną nubraukė, reikėjo tai braukyti. Garsioji. Tai jau pravažiavom Suvalkų Vinoteką, labiausiai lietuvių lankomą Suvalkų objektą turbūt. Pagrindinė tašką, kai važiuoji į Suvalkų žmonės. Kai pamatai Vinoteką, jau žinai, kad Suvalkai. Sekmadienio proga netikras. Šventą dieną negali tikrinti, ne? Police reported ahead. Grįžom į Lietuvą. Na, mes jau Lietuvoje pravežėm kontrabandinį pieną per sieną, nesustabdė policija, pasisekė. Tik jam 8 litrus parsivežė pieną. Jo. Marijampolė. Orleanas. Jau esam Kaune. Tai šioje kelionėje esame nuvažiavę 1969 km ir 100 metrų. Iš kurių per šiandien nuvažiavom daugiausiai, tai 538 km. Užbaigėm kelionę, mes jau Kaune. Tai keli faktai apie mūsų kelionę. Tai per visą kelionę kelyje praleidom 28 valandas, sudeginom 116 litrų benzino, nuvažiavom beveik 2000 km, kas yra dabar apie 10% viso bendro Dacijos kilometražo. Aplankėm 6 Lenkijos miestus, tai yra Varšuva, Krokuva, Lodzė, Osvencina, Zakopanė ir Velička. O iš viso užtrukom 8 dienas kelioniai. Tikriausiai didžiausiai įspūdį abiem padarė Zakopanė, tie kalnai. Pažygiavom, nes ten jau tikrai buvo nepakartojami vaizdai. Gaila, gal aišku, norėsi ir ilgiau pabūti. Bet pasilikom vietų kitai kelioniai. Jo, bet pamatėm ir kitus miestus, gal tokio ne to turistinio miesto, kas irgi visai įdomu buvo, apibendrinant tiek. Iki kitų kelionių.